Ką, labas rytas, kai tik atsikėliau, dabar gaminsiuosi valgyti kiaušinių. Šiandien varysiu į salę su pusbroliu galimai, jeigu jam nepavyks, tai nuleisiu vienas. Darysiu krūtinę. Ir jo, tai šiandien bus 5 kiaušiniai, pupelių, pomidorų padaže, tuomet skrudinta bulka ir šoninė rūkyta. Tai jo, ten pasidarau viską. Čia bus apie kokie 40 gramų baltymų. Tai viską suvalgysiu, biškai susivirškins, sėsiu prie kompo, paskui lėksiu į salę, nes už lango oras, tai šiaip lievas baisiai, šalta, lyja. Bet ką, tokie tie sezonai, tokie tie orai Lietuvoje, tiesiog taikomės ir jo. Bet pasidarau valgyti, parodau galutinį rezultatą. Pasidarau pavalgyti, 5 kiaušiniai, 3 beikonai ir čia pupelių kiek buvo likę. 2 skrudintos bulkos, neturėjau avokado, šį būčiau tepęsis. Bet yra kaip yra. Tai dabar pavalgau, žodžiu, ir lėksiu po biškį į džimą, dabar yra po 12:05. Tai kokią pusę 2 turbūt jau džime būsiu. Ir jo, tada jau susimatom grinai, kai darysim pratimus apšilimą, turbūt irgi pakomentuosiu kaip kas ką. Nu ką, lėkiu į džimą, man yra apie 1 valanda. Neapsirengus striukės, šiaip taip durnas, nes nėra labai karšta. Bet vienu žodžiu, lėksiu, jo, vienas lėkiu žodžiu, pusbrolis. Nu, aš iki mėgos labai tingėčiau praeiti, aš lėkiu prie savęs. Man arčiau, patogiau, greičiau, paskui lėksiu turbūt pas mamą pavalgyti. Šiaip dar nežinau, paskui žiūrėsim, tai sakau, dabar lėkiu, pasidarau krūtinę. Turbūt daug nekomentuosiu, pasifilmuosiu. O, tai tada jau pačiam džime. Tai matom. Nu ką, baigiau trefkę, pasidarau krūtinę, įkelsiu, matė turbūt pampas, toksai decent, realiai šiaip not that bad, žiauriai kažkaip greit prasisukau, nes visat būnu realiai su kažkuom tai, arba su, ta prasme, su draugeliu, tai mes ten irgi prašnekam kokį pusvalandą ir grinai prašnekėjimas vyksta, pertraukos didesnės. Bet jo, dabar greit prasisukau, nedariau pilvo preso, šiaip nežinau, tiesą sakant, šiek tiek patingėjau. Tai jo, dabar lėkiu pavalgyti pas mamą, ten labai prastai girdėjus. Tai jau ką mama padarys, aš jau mekros nelabai paskaičiuosiu. Tuomet ant vakaro pasidarysiu pavalgyti štienos
ten kaip kas ten, aš nežinau, ten nekrūtinėlė, kokia dalis, patikslinsiu paskui, dabar sunku pasakyti. Ir jo, šiaip trefkė decent, tipo, gerai pasisukau gerai, tik tas toksai oras labai muša visą nuotaiką. Nu bet ką, dabar jau reikia nusiteikti, kad gero oro nebebus, nes čia lyja šlapia, o aš be striukės, tai. Bet jo, nu tai kaip, susimatom kitam klipe, kai valgysiu arba gaminsiuos pats valgyti. Žodžiu, grįžau namo pas mamą, pas mamą buvau nulėkęs, suvalgiau vištieną, ryžiai, daržovės, nu tai ten toks jo, nu tiesiog, na. Ir tuomet ant vakaro eisiu, pasidarysiu, turiu pats vištienos užsimarinavęs dar, tuomet reikia įsivirti ryžių ir realiai jo, ir dar irgi pomidoriukų turiu. Tai lengvai pasidarysiu, o dabar galim realiai tiesiog apie tą trefkę. Tai čia bendra trefkė, kiek ko padariau. Realiai tai žiauriai greit prasisukau, sakau, ten per valandą su biškiu. Tai jo, buvo gera treniruotė, viską prasisukau, dabar realiai nežinau, galbūt lėksiu į miestą, dar neaišku, arba tiesiog prie kompo pakimarinsiu šeštadienį. Bet reikės dar sudėtinti vidosą, bet dar nelabai galiu dėtinti, nes dar reikės susifilmuoti paskutinę valgymą. Tai aš manau, toksai patarimas, kad daryti pratimus, kuriuos tu myli, pirmas sportui, asmeniškai sakau, nes, nu, jo, aš taip matau geriausią progresą ir labiausiai neprarandu meilės sportui. Antras patarimas, tai mityba, be abejo, nu čia visi girdėjo. Trekinkit, ką valgot, valgykit, nu priklauso nuo tikslų, bet mažiau riebalų, tų visų tuščių kalorijų venkit. Aš tengiuosi 80-20, kad 80% maistas yra sveikas, ten belia kaip daug tų maistinių sveikų medžiagų ir 20%, nu jau ta prasme, tokios nesąmonės. Ir trečias patarimas, patys turbūt žinot, kad miegas, nu čia tas pats per tą patį, jau girdėjo 1000 kartų visi, bet be miego nieko nebus realiai. 8 valandas įsimiegu kiekvieną naktį ir savijauta daug geresnė, progresas geresnis, jėgų daugiau. Tai va, jo, tokie patarimai. Ir turbūt ekstra toks patarimas, kad užsibrėžt gerą tikslą. Geras tikslas tai yra siekti kažko konkrečiai, nes jeigu tavo tikslas bus gerai atrodyti, tai čia yra žiauriai bullshit, nes kas yra gerai atrodyti? Vienam gerai atrodau aš, kitam gerai atrodo kitas, bet kaip užsibrėži tikslą tiesiog gerai atrodyti, tai yra labai sunku, nes rezultato tu greit nematysi. Rezultatas ir tas progresas labai daug laiko reikalauja. Ta prasme, per metus nematysi ten to progreso 2 metai, 3, ta prasme, žiauriai lėtas procesas yra. Raumenų auginimas yra žiauriai lėtas procesas. Galų gale pirmus metus, kai pradeda žmonės sportuoti, iš viso daug neišmano ir beleką, ta prasme, realiai daro. Nu, ta prasme, ten kaip aš. Eidavau 3 kartus į savaitę, dažnai praleidinėdavau, keisdavau pratimus šiaip sau, nesekdavau iš viso ten svorių, kai su kokiais darau. Ir gavosi, kad tie metai atrodo visiškai, nu, buvo tokie supažintinė, aš, ta prasme, nu, nieko nesupratau dar. Antrus metus, kaip ėjau sportuoti, jau susidarau normalią programą, pradėjau normaliai eiti į salę, nepraleidinėjau treniruočių ir prasidėjo progreso matymas, kad augo jėga, pabiški ryškėjau, pabiški augo raumuo, tada pradėjau svorį siektis per tos kitus metus, per vienus metus, man atrodo, sporto, priaugau 1-2 kilogramus, tai visiškai nieko, nes aš nieko nevalgydavau, nesportuodavau normaliai, ten būdavo iš viso laiko belekoks prastumimas. O per antrus metus priaugau, man atrodo, 7 kilogramus priaugau raumens. Nes, nu, aišku, tai minimaliai to riebalo, bet vizualiai manęs nesimato. Tai aš, nu, neįsityręs, bet aš pagal svorį sakau, aš priaugau 7 kilogramus per metus. Bet aš išlikau pakankamai, ta prasme, liesas ir ryškus. Tai, nes aš pradėjau šiek tiek tvarkingiau valgyti. Dabar per kiek šitą laiko normaliai irgi valgyti pradėjau kelintą savaitę. Ir irgi matos, pavyzdžiui, jėgose, belikia, kad jėgų daugiau, savijauta tiesiog geresnė. Ir apskritai visas procesas daug smagesnis, kai ta prasme žinai, kad tu valgai normaliai. Tu pradedi gerai jaustis apie save, kad, nu, ta prasme, nes kai valgydavau aš pirmus metus, antrus, irgi realiai labai dažnai būdavo, kad po salės grįžtu namo, nueinu į parduotuvės, nusipirku čipsų pakelį, guminukų pakelį ir šokoladą. Ir užsigeriu kolą. Tai čia būdavo visiškas absurdas ir
aišku, čia belia kokia sėkmė, kad pas mane genetiškai, aš tiesiog, nesugebėjau, arba aš nesuvalgydavau pakankamai daug, bet aš kiekvieną vos ne dieną, savaitę būdavo 2-3 dienos, kai tai valgydavau, ten ir nepriaugau, ta prasme, visiškai svorio, aš dar net numesdavau svorio. Tai jo, man su mityba, čia turbūt man asmeniškai pats sunkiausias dalykas, tai yra valgyti, nes sportuoti tai patinka, sportuoti yra smagu, bet valgyti yra žiauriai sudėtinga, žiauriai nuobodu ir tas pats per tą patį, bet toks tai sportas, čia nebus labai smagu ir labai įdomu ir progresas kuo toliau, tuo jis labiau lėtės, nes 1-2 metai, 3, tai čia tas pats pikas, kada žiauriai greit pamatysi progresą. Ir paskui aš bent jau kaip manau, kad po biškį pradės stoti. Nes kuo tu daugiau tu raumens masės turėsi, tuo tau mažiau matysis dar priaugta masė, taip lėčiau. Ir jo, bet svarbiausia, ta prasme, yra, kaip sako, bloga trefkė yra ta, kuri neįvyksta. Tai geriau, kad ir kaip blogai jauties, kad ir kaip jėgų atrodo yra, nueik, padaryk su mažesniu svoriu. Tiesiog nueik, ta prasme, tas pasirodymas yra svarbiausias, kad tu ateini ir pasakai, kad aš galiu tai daryti. Aš einu ir aš darau, man tas rūpi. Viskas yra įmanoma, jeigu tikrai to norite. Toks trumpas motyvacinis pokalbis iš manęs. Susimatysim turbūt dar, kai pasidarysiu paskutinį mylą dienos. Ir tuomet uploadinsiu videką sekmadienį. Pasitengsiu realiai kuo anksčiau, o jeigu ne, tai galbūt netgi pirmadienį iš ryto. Pasižiūrėsiu. Tai gerai, susimatom tuomet paskutiniam valgyme. Ok, taigi čia yra 270 gramų vištienos kepenėlės, 150 gramų makaronų. Tai todėl, kad tai kaista, uždėsiu virti makaronus, makaronai greitai išverda, o vištieną kepsiu apie 20 minučių. Dar ir pomidoriukų išausiu šalia ir bus mealas completed. Tai jo, tuomet susimatome jau, kai viskas bus padaryta. Ok, tai pasidariau, vienu žodžiu, maistas jau iškepė. Pomidoriukai, makaronai, vištiena. Tai skanus man, aš pavalgau. Tai manau šitam videke bus tiek. Tai iki kito videko, subscribe, share'inam. Simės.